Sveiki visi. Šiek tiek atsirado Etsy naujienų jau prieš kurį laiką, bet kadangi dabar užimtas sezonas, tai ne visada spėju padaryti video laiku. Taigi, gal dar nematėt, bet Etsy siuntė laišką prieš savaitę maždaug apie tai, kad jie mumis rūpinasi ir šis kartas iš tiesų nuteikė pozityviai, nes kalėdiniam laikotarpiui, jeigu aš teisingai atsimenu, tai nuo spalio galo iki sausio pradžios Etsy padidins draudimo, jeigu taip galima išsireikšti, sumą nuo $250 iki 500. Kas tai per draudimas? Tai jeigu atsimenat, buvo toksai realiai siuntimo draudimas Etsio suteiktas ir jeigu pirkėjas pasiskųsdavo, kad jisai negavo savo siuntos, gavo siuntą sugadintą, arba apskritai gavo ne tai kas jam, ką jisai užsisakinėjo, tai Etsy grąžina vis dar klientam pinigus be jokių klausimų ir ta suma anksčiau buvo iki $250. Tai reiškia, jeigu jūs atitinkat visus reikalavimus, tai yra siunčiat savo siuntas su tracking numeriu, ten nedingsta jūsų dažnai siuntos, nebūna sulaužytos ir taip toliau, tai tą grąžinimą Etsy padaro iš savo pinigų, ne iš jūsų pinigų. Jeigu užsakymas viršyja $250, tai reiškia, pavyzdžiui, kad ir klientas nusipirko 2 daiktus po $100 su viršum prisidėjo siuntimas, jūs išlipat iš tos sumos, klientas pasiskundžia, Etsy pinigus grąžina ir tai padaro iš jūsų sąskaitos. Nelabai faina, dėl to, kad taip tokius grąžinimus apeliuot galima, bet tai užtrunka ir Etsy dėja tas apeliacijas ne visada padengia, išsprendžia jūsų naudai. Na, bet dabar šita suma padidės iki $500. Klausimas, ar Etsy paliks šitą sumą po naujų metų. Galbūt jeigu mes visi parašysime, kad ačiū labai, mums šitas dalykas labai patinka, tai jie paliks šitą didesnį draudimą po naujų metų, kas būtų labai neblogai, nes tiem, kas pardavinėja brangesnius daiktus ir netgi jeigu jūsų daiktai, tarkim, po vieną kainuoja iki 200 ar ten 100 su viršum $, kaip ir sakiau, jeigu žmogus nusiperka kelis daiktus ir kažkas nutinka su siunta arba jums tiesiog pakliūva bjaurus pirkėjas, kuris jau yra išmokęs, kad jeigu pasiskundi, tau grąžina pinigus ir tu dar gali pasilikti daiktą. Kodėlgi ne? Nors aš tai visiškai nepateisinu tokio elgesio. Tai šitas pakeitimas bus tikrai džiugus. Dar galėjo turbūt pastebėti, nežinau, gal jūs ir nepakliuvot, jeigu jums pasisekė, gal ir pakliuvot. Etsy vis daugiau stengiasi tvarkyti su prekėmis, kurios netitinka jų taisyklių, tai yra jų dirbtinis intelektas bando šalinti prekes, kurios netitinka taisyklių. Ir žinoma, kadangi tai yra dirbtinis intelektas, pataiko gana dažnai į daiktus, kurie nieko bendro neturi su taisyklių pažeidimu, o tiesiog, pavyzdžiui, yra ten kas nors designed by Amber, tarkim, dizainerio vardas yra Amber, jie iš karto pagauna tą žodį Amber ir jiems atrodo, kad tai yra gintaras ir vaje reikia uždrausti. Tada turi rašyti Etsy, kad ne, tai nėra gintaras, grąžinkite mano prekę ir taip toliau. Tas yra gana sudėtinga, dėl to, kad tokių laiškų jie gauna krūvas, neturi tiek daug žmonių su jais susitvarkyti, ir gaunasi kaip gaunasi. Dar vienas dalykas, ką jie tame laiške parašė apie tai, kad jie mumis rūpinasi, tai kad mes gausim live chatą 24 valandas per parą.
kas savaime nėra blogai, bet blogai yra tai, kad live chatas iš tiesų, kaip čia pasidarė labai mažai naudingas. Jisai naudingas yra realiai, jeigu tu tiesiog esi visiškai pradedantysis ir nieko nežinai apie Etsy. Bet jeigu tu nors kiek orientuojas, tai tas pirmos grandies live chat'e sėdintis žmogiukas neduos pakankamai išsamaus ar netgi naudingo atsakymo, o dabar jau netgi duoda klaidingus arba netgi absoliučiai priešingus atsakymus, negu yra iš tiesų. Tai jeigu jūs turit kokią nors sudėtingesnę užklausą, stenkitės ją eskaluoti į e-mailą, tai reiškia uždavinėkite klausimus, nereikia pykti ant tų žmonių, kurie atsakinėja pirmoji grandy, dėl to, kad jie tiesiog nėra tinkamai apmokyti, tai nėra jų kaltė. Užduokite klausimus tol, kol jie pasakys, kad oi, žinokite, aš jums negaliu padėti, aš jūsų užklausą eskaluosiu tinkamai komandai. Ir tada, aišku, atsakymą sulauksit ne iš karto, gal po poros dienų, gal, jeigu pasisaks, gal ir tą pačią dieną, jie stengiasi kuo greičiau atsakinėti užklausas, bet jūs bent jau sulauksit atsakymo iš žmonių, kurie dirba su tuo ir tikrai žino, ką sako, o ne tiesiog pasodinta mergaitė ar berniukas, kuriems yra mokama minimali alga ir kurie turi skriptą, pagal kurį atsakinėja ir kurį kartais tiesiog interpretuoja neteisingai. Tai tiek naujienų. Kas norit išsamesnės konsultacijos, visada galit kreiptis į mane. Aš esu Aistė iš Aistė Etsy konsultacijų. O jeigu norite nepraleisti šitų trumpų video, tai tiesiog prenumeruokite mano YouTube kanalą. Rudenį ir žiemą nebus ten tiek daug informacijos, kadangi prasidėjo sezonas ir mes turim daug darbo. Bet kaip visuomet nuo pavasario ir vasarą aš stengiuosi daugiau ten dėti informacijos ir tai yra pats tinkamiausias laikas dirbti su jūsų Etsy parduotuve ir kažką keisti, dėl to, kad iki kalėdinio sezono, kuris jau prasidėjo, jūs turėsite laiko pasiruošti. Taigi geros prekybos ir iki visiems!